Taigi, trečiadienis ir mes tęsime mūsų funkcijų pamokas. Šiandien mes pašnekėsime apie funkcijų parametrus. Praeitoje pamokoje berods užsiminiau, o jeigu ne, tai jūs pamatysite, kas tai yra. Ir funkcijų parametrai yra labai geras dalykas, bet šiandien aš aptarsiu tiesiog parodysiu, kas tai yra ir kaip tai galima panaudoti. Taigi, bandome išmokti. Aš dabar parametrus rašysiu ne į mūsų main funkciją, o susikursiu tiesiog naują. Ir pabandykime tai padaryti kartu. Taigi vėl susikursime void funkciją, tai yra, kuri nieko neatvaizduos mums, tiesiog kažką tai pasidarys savyje ir laikys, kol mes jos nepajudinsime. Ir pavadinkime, sakykime, lucky number. Kitaip sakant, mano laimingas skaičius. Jūs žinot, koks mano laimingas skaičius. Ir dabar vyks taip, kur yra parametrai, mums reikia įsirašyti, ko mūsų funkcija lucky number prašys iš mūsų. Tai mes pasirašykime tiesiog integer, tai yra kokio tipo kintamąjį prašysim. Taigi, tą kintamąjį galime pavadinti num. Ir žinosime, kad mūsų lucky num funkcija prašys įvesti dar ir būtent tą lucky number. Kaip dabar tai turėtų atrodyti? Aišku, mums reikia siauto, kad atvaizduotumėm vėliau ir pamatytumėt, kaip čia viskas gaunasi. Čia rašysime mano laimingasis skaičius yra. Ir čia mes turime iškviesti būtent tą kintamąjį number. Galime endline pasirašyti. Taigi, kaip dabar viskas vyks? Mūsų programa atras, mes turim lucky number funkciją, kuri turi dar ir number kintamąjį kaip parametrą. Taigi, toliau, kas vyksta? Programa parašys mums, mano laimingiausias skaičius yra, tada paims tą būtent parametrą, kitaip sakant, tą kintamąjį ir jį atvaizduos. Dabar kaip viskas turėtų vykti, nes to numberio, jis neegzistuoja, mes jo nieko neturime įsivedę. Būtent čia, kai mes bandysime iškviesti mūsų funkciją, kaip ją iškviesti žinote, lucky number, būtent tas pavadinimas. Ir kadangi mūsų funkcija lucky number dar reikalauja ir būtent number, kitaip sakant, būtent tų parametrų, mes turim tos parametrus ir įsivesti. Tiesiog įsivedame skaičiuką 21. Automatiškai mūsų lucky number funkcijos parametras num įgauna skaičiuką 21. Ir automatiškai, kadangi čia yra 21, automatiškai gaunasi ir čia 21. Būtent taip mūsų funkcija ir įgauna tą parametro reikšmę ir jie atvaizduoja mums. Jeigu aš klaidų nepridariau, mes matome, mano laimingasis skaičius yra 21. Būtent kurdami funkciją ir jos parametrus, iššaukiant funkciją, mes tos parametrus turime įvesti. Kitaip sakant, mūsų funkcija reikalauja parametrų ir parametrus mes duodame jai tada, kai mes iššaukiame funkciją. Tai yra labai paprasta ir, sakykime, labai trumpa pamokėlė, kadangi praeitoje pamokoje belenkaip stengiausi jums išaiškinti ir pats susimaliau ir manau jūs sudisturbinau, taigi šioje pamokoje daugiau nieko nebeaiškinsiu, nes man atrodo geriausiai yra paaiškinti vieną kartą ir nebesubalamutinti jūsų, taigi manau, kad viską supratote. Ir galime keliauti prie sekančios pamokos, kurią pamatysite penktadienį, o kas joje laukia, kažkas su funkcijom irgi. Taigi iki penktadienio.